Toyota Auris 2017 metų automobilis iš Estijos. Dažytas yra vienas galinis kairys sparnas, bet antras dažymas, glaistaus sluoksnio nėra. Dažų perėjimas suleidimas padarytas ties šitą vietą. Automobilio rida 106 000 km. Visi aptarnavimai daryti Toyota centre, yra pilna aptarnavimo istorija. Defektas toks, kad grįžęs automobilis buvo su smūgiu į galą, o taip per centrą maždaug kaip į kokį stulpą būtų įvažiavęs. Tai pakeistas yra galinis dangtis uždėtas pagal spalvą, galinis bamperis dažytas yra ir gale turim bagažiniai, tu atidarysim. Tai bagažiniai skyriui matome, kur bliūdas yra, galiniai panelė, tai yra lyginimų ženklų, pati galiniai panelė ir dar čia turim vieną lygintą, taip vadinamą kėbulo geometrijos atstatymų meistrų kalba buvusią skladkę. Šiaip galas visas, tarpai, viskas idealiai suvesta, tvarkingai padaryta, kažkokių tikrai pastebėjimų didesnių nėra. Vien tik tai tas vidus, kad nėra apdirbtas, bet ten žmogus, pats pardavėjas atvažiuojant, ten neslėpė, kad buvo automobilis po eismo įvykio, parodė nuotraukas. Tai kaip ir iš kokios didelės tragedijos tikrai šioje vietoje nebūtų. Čia yra prie galinio žibinto dešinio lyginta be dažymo. Įlenkimas, matom, truputėlį yra spūgų prikelta, padangos vasarinės, bet gana neblogos, po kokius 5–6 mm. Galiniai stabdžių diskai jau turi kantelį, kaladės geros, priekiniai diskai geri. Tikrai dar čia galima su jais važiuoti. Tiesa, Aurisas faceliftinis, gana nebloga komplektacija, fulediniai žibintai, kelio sekimo kameros, lietaus daviklis, ženklų atpažinimas. Tai taip, kad salonas viskas rida atitinka, 106 000. Ant stoginės yra tokių smulkių kai kur pabraižymų, patepliojimų, nėra valyta, galinė dalis. Techniškai variklis dirba tvarkingai, dėžė dirba taip pat pavarų tvarkingai. Tiesa, čia yra 1,6 litro benzininis variklis su automatinė pavarų dėžė. Matom, servizo irgi knyga, viskas labai tvarkingai, Toyota centre daryta, pildyta. Tai visą šią informaciją perduosim klientui, ir jisai turės spręsti, ką daryti dėl automobilio. Šiaip visumoje tai rekomenduotume pirkti. Tai tas galinis smūgis ten tikrai nėra labai kažkokios didelės tragedijos, nes gana, sakau, padaryta, viskas sudėta tvarkingai, išskyrus tą galinę dalį, galinį patį atsarginio rato vietos, taip vadinamą bliūdą. Tai tiek žinių.